reikia tiesiog kažkaip ieškot, kažkaip pasinert, bandyt, išmokt kažko tai dar. Štai tokio naujo, nes supranti, tau niekas antrą kartą perpils kraujo. Ir tiek daug aš matau jau. Reikia apgalvot, jeigu aš jau tiek čia į žmonės žvalgiaus. Žmonėms liūdna, kad jie nebeturi alaus. O man taip liūdna, kai pagalvojus apskritai apie mus, tai alaus tai mums čia juk netrūksta. Ir viso kito alkoholio, viso kito, kas seniai jau visą sąmonę, visą sąžinę apnuodijo. Visą tai, kas jojo ant tavęs ir tau neleido niekados nusiramint. Visą tai, kas tau neleido to, kas tau priklauso, visiškai teisėtai pasiimt. Net jeigu tai, kas tau priklauso, nors ir stebina, ta vienintelė teisė į tavo gyvenimą kartais irgi gali būti visiškai peržengta. Ir aš suprantu, kad su visa šita muzika mes tik pabėgame, bent akimirkai. Reikia apgalvot. Žmogus tiek daug dalykų nenori pripažinti, kad dėl jo kaltės jau lygiai šitiek atsitiko. Aš taip galvoju, jau net ne vien dėl to, kad mums šį čia reikia groti, bet mane kartais irgi barina, kad niekas visiškai nenori rūšiuoti, nes tiki tipo 20 žingsnių toliau nuo namų nužingsniuoti. Aš nesuprantu, žmogau, nebūk beprotis, juk kiekvienas netgi tavo pasakytas žodis ir kiekviena mintis įsirėžia į tave kaip tavo atmintis ir kaip tavo išmintis ir kaip dabartis ir kaip ateitis ir kiekviena šiukšlė juk bada tavo akis ir dar daug kam po tavęs badys, jeigu tu. Ačiū jums visiems labai. Taip, bliuzo, pagrok tarpiškai. Taip, kad mes galėtumėm reikia užbaigti. Gerai, per daug bliuzo žinau, mes niekados negrosim, bet kiekvieną koncertą vėl ką nors tai visiškai naujo sau nežinoma panaudosim. Tyrinėsim visą tai, kas aplinkui, kas liūdi. Pastaroti žmonės nori, kad reikia kažkaip galvoti, nes jam tik stovi ir mikrofono laidą judina. Bet jeigu sako, kad bliuzas tai kaip geram žmogui liūdna, žinau, kad kiekvienam iš mūsų tai pakankamai dažnai būna. Dėl priežasčių pačių įvairiausių, aš jūsų nepažįstu, todėl nepykit, bet aš jūsų jų neklausiu. Jūsų nespausiu, negalvosiu, kaip ten viską pasiekti, aš tiesiog save atiduosiu, visą išmontuosiu, atiduosiu visą sielą nuogą. Galvoju, kad to daryt gal visiškai neapsimoka, bet tai duoda tau tokius dalykus, kad tai gali tapti paguoda visam kam. Taip kad ačiū visiems šitiem svečiam ir organizatoriam. Aš meluifa jau Mes norim pabliuzuoti ir šiandien parašiuoti. O dabar betlą padaryti dar. Gal tada labai greitai dar, kad taip pat būtų ta visa pabaiga. Dar mes pažiūrėsim greitai jūs, pažiūrėsim, ką turit jūs, kaip atrodot jūs, ką jūs čia visi veikiat ir tuomet tikrai viską užbaigsim ir keliausim. Mums reikės keliauti namo. Dar kartą ačiū visiems, kad mes čia buvom. Ačiū, kad mus pakvietė. Labai malonu būt bliuzo naktise. Kur galima mus rasti? Mus galima rasti Facebook'e, YouTube'e, galima parašyti Jama, taip kaip girdisi Jama, J-A-M-A, and kaip iš Tom and Jerry, tasai kringalis toks. Labai gerai. Ir V, Jama and V. Visą laiką galima rasti, paspaust patinka prie visokių video, mums tada labai faina būna. Jei, gerai. Tai pabaigai, kad viską... Jau, iš tiesų, nepyk žmogau, bet čia juk ne interviu, negaliu aš iš karto atsakinėti ir į klausimų. Paruošta šitą visą tiradą, tu sprendėjai, kuo greitis taip tave veda, iš karto gali tik lėkti lygiai autostradą, kai nuspausti akceleratorių iki galo maga.
visiškai absoliuti improvizacija, tegul tai tave pasiekia ir tave tada leidžia tau pakilti ir išeiti su visais ant aukščiau. Reikia dar apsižiūrėti, ko aš dar čia nemačiau, aš nežinau, jie fotografuoja ar filmuoja, aš tai paimsiu, ačiū tau, dabar įsivaizduoji, kad aš tai palaikysiu, atsiprašau, kad aš tai taip nepatogiai to padarysiu, bet jeigu apie tai čia pagalvosi, tu mane filmavai, dabar pati papozuosi, kad atsimintum save. Ačiū visiems tau ploja ir šitą minė, nes aš žinau visi štai čia tikrai gerai pasijuto ar ne. Ačiū jums visiems, viską matėt patys, MNV pliuzo naktys. Man atrodo, jeigu taip, tai nebaigsim iki ryto, nes jeigu taip, jau saulė net prašvito ir pasibaigė lietus, gali numesti šoną vėl guminius batus ir suprantu ją, kad jeigu nors ir visiškai ištrynės, dar tik prieš 2 valandas išlindai iš palapinės, nes prigėrė daug dakinės ir truktinės, bet dabar pagrindinės mano mintys, tai pasiekia tave, jeigu jau vasara, jei festivalyje, tuomet gali štai čia atsipalaiduoti, bet pasistengia viens kitam kuo daugiau gėrio duoti, ištransliuoti pozityvę energiją save, visiškai paremti ir nebegalvoti, kad gali būti kitaip, nesupranti, jeigu tai gali suvokti, tai sakau jums, tai meilė tyra, tai vienas mikrofonas ir viena gitara, tai visiškai kitaip, negu kad kitiem gaunas, viskas čia taškas, čia undergroundas.